Filmas, kuris mane turbūt labiausiai sukrėtė, tai yra filmas apie Sirijos karą, pavadinimu Karo šou. Čia per 2 metus mes matome viso konflikto genezę, kur iš labai stiprių ir gražių revoliucinių idėjų atsiranda visiškas radikalizmas, kuris dabar krečia visą pasaulį. Man atrodo, šitas filmas įrodo, kad asmeninė perspektyva ir asmeninė medžiaga gali būti kur kas paveikesnė ir kur kas informatyvesnė apie tokius didelius pasaulinius įvykius. Austrų režisierius Ulrichas Zaidlis iš tikrųjų jau yra pagarsėjęs kaip vienas iš labiausiai provokuojančių režisierių, tačiau šis paskutinis jo darbas pavadinimu Safaris šokiravo jau ir mane. Tai filmas pasakojantis apie austrus, pasiturinčius austrus važiuojančius į Afriką į safarį medžioti. Mane tai tikrai labai šokiravo, bet vis dėlto, kaip ir suprantu, kodėl jis tai darė, ir suprantu, kad verta apie tai kalbėti ir verta tai rodyti, ir žiūrovams, manau, tikrai verta ateiti pasižiūrėti ir tiesiog susimastyti apie tai, kiek žmonės sau leidžia. Muss ich mich rechtfertigen. Warum? Filmas, kuris galbūt kabutėse netaip tiesiogiai šokiravo, tai Kirilo Serebrenikovo Mokinys, kuris pasakoja apie religinį fanatizmą ir jo vietą visuomenėje. Šokiravo tas žmogaus tiesioginis šventojo rašto traktavimas pažodžiui arba tiesiog atsirinkimas tam tikrų vietų, kurios jam atrodo svarbiausios, visiškai ignoruojant visą turinį ir neskaitant tarp eilučių, priimant viską tiesiogiai. Ir manau, kad tas manipuliavimas religija gali turėti labai baisių pasekmių. Niekuomet nepamiršiu emocijų, kurios kunkuliavo San Sebastiano kino salėje, kai mačiau lenkų režisieriaus Bartošo Kovalskio žaidimo aikštelę. Tai kažkas neįtikėtino, kai per paskutinę sceną žmonės tiesiog būriais išėjinėjo iš salės. Pastebėjau tai, kad jie visi žiūrėjo į tą vietą, kur sėdi režisierius. Tarsi norėjo gauti jo atsakymą, kodėl. O iš tos auditorijos, kuri liko salėje, buvo ir švilpimų, ir bravo šūksnių. Ir visi negalėjo atsistebėti šio režisieriaus neeilinė drąsa.